Šiandien aš noriu pakalbėti apie grožio vitaminą, geros sveikatos vitaminą, geros savijautos vitaminą, kurį aš labai mėgstu ir yra pats mylimiausias mano produktas ir tikrai, manau, ir jums jis patiks ir bandysiu šiandien apie jį jums daugiau papasakoti. Tai yra vitaminas E. Neolife kompanijos šis papildas sukurtas užtikrinti maksimalų vitaminą E poveikį mūsų organizme. Ir čia yra sudėtyje visos 8 vitamino E grupės, kurios prisideda prie geros savijautos, geros sveikatos. Ir šis vitaminas yra išgaunamas šaltuoju būdu, būtent ir išlaikoma ta maistinė vertė, visos maistinės medžiagos. Ir jisai yra iš kviečių gemalų aliejaus. Manau, jūs žinote, kad mūsų organizmas yra sudarytas iš ląstelių. Ir čia yra ląstelių apsauga. Todėl reikalingas mūsų organizmui labai svarbi maistinė medžiaga vitaminas E. Bet žinoma, reikia žiūrėti, kad tas vitaminas E būtų natūralios formos, kad ląstelės atpažintų. Stabdo senėjimą vitaminas E. Taip pat stabdo nepageidaujamas oksidacijos reakcijos, kurios naikina ląsteles. Prailgina raudonųjų kraujo kūnelių gamybą ląstelėse. Taip pat širdies ir kraujagyslių sistemai reikalingas. Praplečia kapiliarus, gerina kraujotaką. Vitaminas E skystina kraują ir apsaugo kraujagyslės, nes kraujagyslės daro elastingas. Negi kliniškai yra rodyta, kad 75% vartojant būtent šį vitaminą E sumažina infarkto riziką. Raumenų ir judesių funkcijai reikalingas vitaminas E. Būtent pagerina raumenų aprūpinimą deguonimi, sąnarių ir kaulų sveikatai. Būtent padeda palaikyti ir pagerina sąnarių lankstumą. Tyrimai įrodyti, kad vitaminas E padeda prie vėžio prevencijos. Reikalingas vitaminas E smegenų veiklai, pagerina smegenų aprūpinimą deguonimi, stiprina atmintį ir koncentraciją. Vitaminas E taip pat prisideda prie mūsų imuniteto. Pavyzdžiui, dar esant nevaisingumui, rekomenduočiau pavartoti moteriai kartu su vyru ir jūs greičiau susilauksite leliuko, nes ten reguliuoja hormonus. Taip pat rekomenduočiau moterims prie menopauzės laikotarpių reguliuoja hormonus. Ir jeigu yra jaunų mergaičių ir moterų, kurios turi skausmingas menstruacijas, tai vitaminas E irgi palengvina, netgi išsprendžia šią problemą. Reguliuoja hormonus, vitaminas E. Taip pat rekomenduoju drąsiai prie odos, kaip ir sakiau, galima ir iš vidaus naudoti, ir išorės. Pavyzdžiui, aš darausi kaukės, darausi masažą su juo vietoj aliejuko tepu. Aš tepu į plaukų šaknis, nes stiprina tada ir prie slinkimo, vitaminas E. Taip, kad plaukai spindės, oda bus graži ir rekomenduočiau prie paaugliškų spuogų, prie dermatito, prie visų odos sudirgimų galima tepti iš išorės. Pavyzdžiui, aš rekomenduočiau tada pasidaryti tepaliuką, tada įeitų aloe vera gelis ir kūno locionas ir vitaminas E įspaustas ir pasidarom tokią masę ir tepam ant sudirgusios odos. Tai va, čia yra grožio ir geros sveikatos, geros savijautos vitaminas. Šis būtent natūralus aukščiausios kokybės papildas, kurį sukūrė Neolife mokslininkai, tai puikiai pagalba ne tik jauniems, bet ir brandaus amžiaus žmonėms, siekiant išlaikyti gerą sveikatą, gerą savijautą ir
jaunatviškumą. Tai būkite visi sveiki. Ačiū, kad klausėte.